Tu nori žodį tart ar gali? Nori ir gali. Ir gali. Nusirenk striukę. Tai. Tai mūsų vairuotojas Vytas turi dabar visuomet ką pasakyti. Nes čia jisai mums atskleidžia vieną paslaptį, kai tu pradedi tarnauti, viskas pajuda gyvenime. Vytai, ateik. Aš noriu pakalbėti jums iš Jeremijo. Pirmas skyrius. Visi mes žinom, kad Dievas mus visus pašaukė dideliem darbam. Ir vienas pats didžiausias darbas, kam jisai pašaukė tave šiandien. Skelbti Dievo žodį, Evangeliją. Tai yra galingas Dievo darbas. Įsivaizduok, Dievas išrinko iš milijonų žmonių tave vieną. Ir tu išgirdai iš jo šitą žinią. Tūkstančiai, šimtai vaikšto kiekvieną dieną. Jie gal girdėjo, bet jie nesuprato. Bet tu supratai tai. Tu turi širdyje žodį. Ta žodis arti tavo lūpose, tavo širdyje. Ir tu jį kalbi. Ir Dievas pašaukė dideliem darbam tave šiandien. Dideliem. Jisai išskyrė tave iš visų žmonių, iš visų tautų. Ir padarė tave ypatingą tautą. Tu ypatingas žmogus. Ypatingas. Vertink save. Gerb save. Dievas sako. Dievo žodis sako. Tai išmokstame mes saugot save šventume ir pagarboje. Mes turime gerbti save ir taip pat išlaikyti save šventume. Atsiskirti, išeiti iš jų tarpo, nesiliesti prie to, kas nešventa, tai, kas netyra. Ir galbūt tu šiandien sakai, ką aš pasakysiu jiem, aš nemoku, mano kalba nerišli, aš prieinu prie žmogaus ir nežinau, ką jam sakyti, mano mintis susipainėja. Paklausyk, ką Dievas kalbėjo Jeremijai. Pirmas skyrius nuo 5 eilutės. Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskyriau pranašų tautoms. Aš atsakiau, Jeremijus atsakė, ak viešpatie Dieve, aš nemoku kalbėti, nes esu tik vaikas. Ta pati kalbėjo pranašas, vienas iš didžiausių pranašų. Jis sakė, aš tik vaikas, aš nemoku kalbėti. Ta pati galbūt ir tu galvoji šiandien, paklausyk, ką toliau Dievas jam sakė. Bet viešpats man sakė, nesakyk, aš esu vaikas. Nesakyk, aš esu pensininkas. Aš negaliu, tegul jauni eina. Ne. Dievas išskyrė tave ne tam. Jis davė tau šventąją dvasią ne veltui. Ar tu pensininkas, ar tu vaikštai į mokyklą, tu esi pateptas. Šventoji dvasia ant tavęs. Galbūt tu bijai. Tu sakai, aš nežinau, kas bus, ką aš jam pasakysiu. Galbūt jis supyks ant manęs, ar dar kažkaip tai reaguos, ko aš nenoriu. Paklausyk, kad Dievas šnekėjo Jeremijai ir sako tą patį tau šiandien. Nebijok jų, nes aš esu su tavimi. Ir tave išgelbėsiu, sako viešpats. Jis toks, jisai eis ten, kur tu eisi. Jis veiks, kai tu atidarysi savo burną, kai tu kalbėsi, galinga jėga perversto žmonės. Jie nežinos, kur dėtis nuo tavo žodžių,
Jie verks. Aš matau paskutiniu metu, kai aš kalbu žmonėm, kai kurie, aš to anksčiau nematydavau, to anksčiau nebūdavau. Dabar aš tiesiog apstulbęs žiūriu į juos, kai aš kalbu. Jie tiesiog ašaros pripildo akis. Jie žiūri į mane išplėstom akim ir ašarų pilnos akis. Bet tai gali būti visaip, kai Dievo jėga pervesto žmonės, visko galima laukti, visko. Todėl tavo uždavinys suprasti tai, kad tu ne vienas. Kaip Jėzus sako, aš ne vienas, bet Tėvas yra su mumis. Lygiai taip pat ir tu esi ne vienas. Dievas nepaliko tave. Kur tu eisi, jis visur bus su tavim. Todėl šiandien nebijok. Atverk savo burną ir tu pamatysi, kaip Dievo jėga tekės tenai. Dievo upė perversto žmonės. Jie nežinos, kur dėtis. Ne tu būsi sugėdintas, bet jie bus apkaltinti. Nebijok. Ir 18 eilutė jis sako, aš šiandien padariau tave sustiprintų miestų, geležinių stulpų ir varinę sieną prieš visą šalį, prieš Judo karalius, kunigaikščius, kunigus ir visą tautą. Jie kovos prieš tave, bet nenugalės. Dievas apjėsia tave jėga, visa jėga ir patepimas yra ant tavęs. Didžiausia jėga, kad negalima įsivaizduoti, kokia jėga yra ant mūsų. Ta pati ir Paulius suprato. Jisai sako, kad aš kad ta jėga, aš grumiuosi, aš veikiu. Ta jėga, kuri galingai veikia manyje. Ta jėga yra tokia galinga. Dievas nori paleisti tą jėgą per tave šiandien. Todėl ten, kur tu eisi, ten, kur tu kalbėsi, ir Dievas eis, ir jis kalbės, ir ta jėga galingai pasileis. Auč. Gerai, tai tiek aš norėjau pakalbėti, kad tu nebijotum, kad Dievas visą laiką yra su tavim. Jis niekada nepaliks tavęs, jis niekada neišduos tavęs. Jisai viską, ką pažadėjo, jisai vykdys viską. Jisai girdi tavo maldas, Jisai negalvo, kad jis užmiršo tave. Jis tikrai girdi tavo maldas. Jis atsakys visas tavo maldas, bet ne tada, kada tu nori. Jis atsakys tada, kada jis žino geriausią laiką. Nebijok tikrai, jeigu tu esi tikintis žmogus, tau tikrai nėra ko bijoti, nes velnias yra nugalėtas. Ramybės Dievas greitų laikų sutryps jį po mūsų kojomis. Jisai patenkins kiekvieną tavo poreikį iš savo šlovės turtų. Tas, kuris gyvena tavyje, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Halleluja. Todėl nebijok, neužmiršk, kad Dievas, galingas Dievas, kuris sutvėrė visatą, jisai pasirinko tave, jisai gyvena tavyje, jisai nepažadukas, jisai pažadėjo, jisai įvykdys. Todėl nėra ko mums bijoti. Ir kaip Kastytis, pastorius kažkada tai pasakė savo pamokslę, kad aš niekada nenuskursiu, jis apie save kalbėjo, kad neįmanoma, kad Kastytis Matulionis nuskurstų. Taip, aš galvoju apie save, kad neįmanoma, kad
kad mane kas nors išgazdintų. Ir aš sakau, pranašauju tau, kad neįmanoma, kad kažkas tai tave išgazdintų. Neįmanoma. Neįmanoma, kad tave išgazdintų, jeigu tu tik tai neužmirsi Dievo. Dievo, kuris davė tau pažadus, per kuriuos tu prisijungi prie dangaus. Per pažadus tu prisijungi prie dangaus. Per šitos pažadus tu tampi dangiškos prigimties dalininkų. Per šitos jis davė tau brangius šitos pažadus. Jeigu tu tik tai neužmirši Dievo, kad jisai tau tai pažadėjo ir jisai vykdys, tu nieko, niekada nebijosi, nes tas, kuris tavyje, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Ką gali padaryti tau žmogus? Tai va, viešpats po truputį atsako į maldą dėl darbininkų.